Sveiki, bičiuliai, tai noriu pasidalinti su jumis, į ką atkreipdėmėsi ateinančią savaitę. Pirmadienis bus tokia vidutiniška diena, tai jinai būtų nerekomenduojama pradėti kažkokius tai svarbius, naujus darbus, vertėtų vengti kažkokių tai svarbių, didelių pirkinių tą dieną. Antradienį mes turėsim Ekadašį. Ekadašis tai 11 mėnulio diena, tokia energetiškai labai stipri diena, jinai palankiausia gaunasi pasninkui, bet aišku, kas negali pilnai laikytis pasninko, tai gali valgyti tam tikrus produktus, ten pradedant bulvėm, riešutais. Galite apie tai daugiau paskaityti mano puslapyje, kokie produktai rekomenduojami tą dieną. Na ir ta diena ypatingai irgi tokia gera, sakykime, dvasiniai praktikai, maldai, mantrų kartuojimui. Stengtis kiek įmanoma daugiau tą dieną tam skirti laiko, ir ta diena padeda irgi keisti mūsų likimą, taip sakykime, irgi sudeginti mūsų negatyvę karmą. Na ir pasninką reikėtų nutraukti sekančią dieną, 21 dieną, ir bus toksai laikas šį kartą toks labai trumpas gaunasi, bus nuo 7:34 iki 7:59, 7:34 ir 7:59, sakykime, 20 kelios minutės, kada ten tiesiog reikia suvalgyti duonos, ar kažkokį tai, sakykime, grūdinį produktą. Ten bandelės galite atsilaužti dieną. Tai va, ir nuo 20 dienos vasario iki 24 dienos, reiškia, Marsas su Venera, jos atsidurs, tos dvi planetos, ne visai palankiuose padėtyse. Aš apie tai buvau minėjęs praeitą savaitę, kad taip atsitiks. Na ir šią dieną jos priartėja viena prie kitos, ir tai reiškia, kad tos 4 dienos bus daugiau tokio impulsyvumo, pykčio gali pasireikšti labiau santykius, tokie pykčio proveržiai, galbūt kažkokios tai nuoskaudos ten prasiveršti, taip pat tarp giminaičių, ir apskritai tarp visų žmonių tokio nesusipratimo gali būti daugiau. Tai, aišku, stenkimės tas dienas praleisti ramiai, kažkokių nespręsti konfliktinių situacijų, nukelti vėlesniam laikui, pakentėti kažkokias tai irgi antrosios pusės ar kitų žmonių trūkumus, arba kas tam mums nepatinka, kad tiesiog tokiom dienom, kai prasideda kažkokie tai konfliktai ar panašiai, jie tada būna, kad labai ilgai tęsiasi, arba ten kažkaip būna sunkesniem formom viskas ir panašiai, tai atkreipkite tai dėmesį. Toliau trečiadienis 21 vasario iki 11 valandos būtų rekomenduojama nesiskolinti ir neskolinti pinigų. Jeigu ten kažkoks tai kaimynas ateis, ten paprašys, tai sakyk po 11 ateik. Tai po 11 valandos diena jinai tinkama labiau tokiem kasdieniam darbam. Toliau 22 vasario ketvirtadienis, tai irgi rekomenduojama būtent iki 12 valandos atlikti kažkokius tai svarbesnius darbus, po to nuo 12 valandos prasideda 14 mėnulio diena. Ir ta diena visada būna daugiau būna daugiau tai emocijų, daugiau pergyvenimo, emocinis nestabilumas, būdingos nuotaikų kaitos. Jeigu mes kažką tą dieną pradedam ar kažko tai svarbaus, dažniausiai gali nesigauti, ta diena nesituščios rankos, tai reiškia irgi, sakykime, po 12 valandos rekomenduojama kažko tai svarbaus nedaryti. Toliau 23 penktadienis irgi bus tokia diena, sakykime, ne visai tokia palanki. Iki 12 valandos penktadienį dar tęsis 14 mėnulio diena. Iki 12 valandos irgi rekomenduojama vengti pirkimų, kažkokių tai svarbių ten pirkinių didelių. Reiškia, po to prasideda pilnatis. pilnatis ir per pilnatį, aišku, irgi mėnulis jisai būna tokioj stiprioj padėty,
Vėlgi viskas priklauso individualiai, bet pas daugumą žmonių mėnulis nėra palankioj padėty horoskope, dėl to irgi daugiau emocijų būna, daugiau toksai nepasitenkinimas gali būti didesnis, netgi visokias tai smulkmenas. Na ir tą dieną irgi, kadangi gali būti daugiau neigiamų emocijų amplūdis, tai rekomenduojama irgi nespręsti kažkokių konfliktinių situacijų ar ten kažkokius tai ginčius neiti. Na ir rekomenduojama irgi ir tą dieną galima ir artimiausias ten 2 savaitės atsikratyti kažkokių tai nereikalingų daiktų. Tai ypatingai palankus laikas atsikratyti žalingų įpročių. Jeigu jūs ten planavot, laukėt nuo pirmadienio, tai galite, sakykime, per tas 2 savaitės kažkurią dieną pasirinkti, kad ir penktadienį, kad ir šeštadienį atsikratyti irgi kažkokių tai nereikalingų daiktų, baimių, nuoskaudų, lygų, skolų irgi gerai atiduoti tuo metu. Na ir palanku irgi kartuoti mėnulio mantrą, kaip jinai tarėsi, kad ant protą nuraminti, pagerinti moterišką energiją. Jeigu moterims intuicija, tai ją gali atrasti mėnulio mantrą įvedę mano YouTube kanale Egidijus Gubinas. Na ir savaitę baigsim šeštadienis, sekmadienis, irgi tos abi dienos gaunasi tokios, ne visai palankios, ten didesnis pavojus apsinuodytomis dienomis, nelaimingiem atsitikimam, kažkur ten, sakykime, labai aukštai tom dienom rekomenduojama nelikti, kažkur, tai, nežinau, kur yra kažkokia tai rizika, užsigauti, ekstremalūs visokie tai užsiėmimai, sportai, laisvalaikiai ir panašiai. Tomis dienomis gali tokių būti didesnė tikimybė būti apgautiem, apgaulės visokios. Irgi nepalanku skolintis ir skolinti pinigų, žaisti azartinius žaidimus. Na ir kelionės, jeigu kažkur tai vyksta tolimesnės kelionės ar panašiai, irgi, sakykime, ne pats palankiausias laikas, tiesiog būti budresniem, atsargesniem. Tai va, bičiuliai, tokia gauna savaitė, galbūt dienos tokios ne visai išeina palankius, bet bendrai gaunasi trečiadienis tokia kaip ir palankiausia savaitės diena, nuo kitom dienomis tiesiog būkite budresni. Kai toks nepalankus, sakykime, laikas, tuomet daugiau skirti, daugiau dėmesio skirti savo vidiniam gyvenimui, ne išoriniam visokiam, ne pasaulietiniam dalykam, o savo ten vidiniui tobulėjimui, paskaitų klausimų, kiek įmanoma daugiau. Tai va, būtų tokios rekomendacijos, į ką atkreipdėmėsi, tikiuosi, kad jums buvo naudinga. Dėkoju, kad klausėt, būkit laimingi ir sakau, iki pasimatymo kituose video.